Lapkritis mūsų užklupo netikėtai, taip? Tai dabar jau varysime ant kelininkų sijose. Tačiau pažiūrėkime, kaip vairuojame mes patys. Apie tai ir yra laida Reidas. Tai buvo lietinga diena, kai buvusios prekybos bazės teritorijoje pleškėjo angaras. Gaisro rimto būta. Daug komandų sulėkė iš įvairių miesto vietų, tai ugniagesiai gelbėtojai turėjo lavinti įgūdžius, ne tik gesinti ugnį, bet ir mokėsi spraudimosi meno Šilutės plente, kad galėtų nuvažiuoti iki vandens čiaupo. Tai dar tas kamštis susidarė dėl vilkiko ir automobilio iš Lenkijos susidūrimo Šilutės plento ir Baltijos prospekto žiedinėje sankryžoje. Aš į ten atvažiavau, tuo tarpu nieko nebuvo, lengva praleidau, tuščia, bet jis važiavo pakankamai gan dideliu greičiu, sakyčiau, nes spėjau pamatyti, va, tik kur sustojo. Bet vis tiek jūs išvažiavote Šilutinį? Kaip čia pasakyti, aš jau žiedė? Nelabai. Čia tokios avarijos būna, žinot, jūs kokie juostai jūs važiavot? На каком ряду ехали? По какой полосе ехали? По второй полосе, да? По второй были на кругу и потом по второй хотели выехать. Да. Понял. Netgi kai atvyks policijos pareigūnai ir neįtikins vilkiko vairuotojo, jog jis atvažiavęs į šalutinio kelio turėjo praleisti žiedu važiuojantį automobilį, ir netgi tada, kai buvo paaiškinta, jog dabar bus rašomas protokolas ir lauks bausmė už avariją, nors galėjo baigtis deklaracijų pildymu, netgi tada, žodžiu buvo surašytas protokolas, štai viena paprasta kamščio istorija. Šaltą ketvirtadienio rytą pagal skysčių pėdsakų Šilutės plente policijos pareigūnai atsekė iš avarijos vietos pabėgusi girtą vairuotoją. Jam nustatytas vidutinis girtumas 8 ryto, pūstelta virš 2 promilių. Labas rytas. Labas rytas. Tai jūsų kokia istorija? Tolokai pravažiavot? Po avarijos. Ką? Nuo pat Šilutės Debreceno. O į ką atsimušėt? Irgi nežinot? Kodėl bėgot irgi nežinot? Kodėl girtas irgi nežinot, taip? Abudą žinot? Gerbiamas Alvydai. Gerbiamas Alvydai. Kaip sakėt? Geras. Kas bus? Būk geras. Nu, kodėl? Palaukit, kodėl jūs? Visų pirma, jūs kodėl? O po to jau aš. Gal mano vaikas turėjo į mokyklą, Šilutės Debreceno. Nepagalvojot? Ką? Va, pagal šitos skysčius buvo pavytas pilietis. Rastas po avarijos. Būk geras atstok. Būsiu geras, aišku. Pilietis atsisakys pasirašyti ant dokumentų, teigdamas, kad jis nepabėgo iš jokios avarijos vietos. Ką jūs, ponia, kalbate? Dar ir nuvažiuota daugiau nei kilometras. Ant Opel Omegos kablio pasikabinta net neprivažiavus Šilutės ir Debreceno gatvių sankryžos. Taip pagavo. Mes būtume normaliai susiris, man net neįsivažiavo į farkopą, jam čia viskas nubiro. Nubiro ir pagal skysčius jį pagavo ir jis įpūtė virš 2 promilių. Vat kame reikalas. Va, tai jisai galėjo normaliai. Nu kur normaliai? Jisai girtas, ponia, jisai visiškai girtas yra. Nu, o jūs sakot, nieko nenutiko, nesužeista viskas normaliai. O jisai jums atsimušė tik tai su priekiniu numeriu galą, taip? O jisai važiuodamas atgal nieko neapgadino greitimo juostoje? Nes dar pas jį ir galas, žinokit, sudaužytas yra. Atsargiai einam, gal čia atsistokim. Galas, kad ne, jisai supranta, kad jis atsitraukė atbulinį truputėlį. Aha. Va, jis čia per bordiūrą. Nes tai kažkur tai dar galas sugadinęs yra. Galas, aš jau nežinau. Ne, kad jis į galą čia tikrai neatsitrenkė, nes aš ant gatvės stovėjau, pradėjau šaukti, kur tu važiuoji, sustok, kur tu važiuoji. Bet laisva buvo, kadangi žalis užsidėkė, mes šiaip tai, jeigu mes būtumėm stovėję, jis būtų važiavęs normaliai, nes mes pradėjom važiuoti. Supratau. Avarija nedidelė, ale skysčiai pasileido iš golfo, pagal jos policijos pareigūnai ir surado bėglį promilių pilną. Galvojame, kad pakalbėsime apie saulės veiksmus mūsų vairavimui ir ta šikšti saulė galvota paties mums vystyti temą. Tačiau Minijos gatvėje tai buvo tiesiog banalus 2 vokiškų mašinų susidūrimas, kai Opel Vectra mostelėjo į Volkswagen Golf galą. Остановились они, я остановился. И вы остановились, да? Да, и он меня с разгона. Красный свет там был? Да, красный свет. Да, красный свет, и все были эти заняты. Poнял. Nesitikėjot, kad galas čia taip greitai prasidės? Nesitikėjot? Kažkas priekį sustabdė. Ne, tai kad sako, prieš šesoforą visi buvo sustoję. Ne, jau buvo pradėjo važiuoti. Aha.
Nu ir grynai, tai jie pradėjo važiuoti ir aš trenkiausi, aš nesijau, kad visi greitai vyks. Supratau. Kažkas tam pradėjo stabdyti staigiai, tas stabdė, aš stabdžiau viskas. Volkswagen Golf vairuotojas neslėpė apmaudo dėl atsitikimo. Sakė, mašiną gal pirko, gal remontavo, gal dar kažką. Na, mes taip ir nesupratome, kas ten yra su galan gavusiu Golfu. Tačiau mums svarbu viena, kad per bet kokį susidūrimą nebūna sužeistų žmonių. Kadangi policijos reidai Klaipėdos krašte visiems įgryso iki gyvo kaulo, šeštadienio rytą net 4 Klaipėdos kelių policijos biuro ekipažai atvyko į Skodą patikrinti, kuo alsuoja šio rajono centro gyventojai. Atrodo, tą rytą visi Skodo vyrai važiavo į medžioklę. O, geras koks čia. Kas čia toksai draugas? Medžioklė važiuoja. Nu tai jau mes matom. Visi, kas važiuoja, visi į medžioklę. Taip, gesinkit, variklį vairuotas. Taip, vykdome policinę priemonę, tai liaudiškai tariant, tai yra reidas. Jo, reiduojame jūsų Skuodo rajone, esame Klaipėdos kelių policijos biuras, atvykome pas jūs, pasitikrinti, kaip vairuotojai atrodo, ar blaiviai vairuoja transporto priemonės ar panašiai. Tai aš manau, kad vairuotojas tarimų nesukeliate. Nes dar reikia pataikyti šiandien kažką. Viskas. Na, jeigu pataikys, tai va. Jo, ir svarbu iš medžioklės, kad grįžkite blaivus. Tvarkingi. Kad šuo nevairuotų, o jūs vairuotumėte. Gerą kelią. Visą. Dar neprašvitus pajėgos įsireikiavo tikrinti atvažiuojančius vairuotojus nuo Mažeikių. Ir atsitiktų man taip, kad netrukus pamatysite unikalų pažeidimą ir vairuotojo pasiaiškinimą. Ten tolumoje automobilio Toyota Avensis vairuotojas Rimantas nepraleidžia už jo važiuojančio greitosios medicinos pagalbos automobilio su jungtais mėlynos spalvos švyturėliais. Labas rytas. Labas rytas. Jūs matėt greitą pagalbą? Nematėt? Nemačiau, tikrai nemačiau. Aš mačiau, kad čia stovit policija, aš žiūrėjau į priekį, o į veidrodėlį nepažiūrėjau, pajutau tik tais, kad jau pro šoną lėkė. Nematėt, nu reikėjo pažiūrėti, reikėjo sustoti jums ponas. Aš žinau, kad reikia Gal ten sustoti. mirštantį ligonį veža? Aš žinau, kad reikia sustoti, bet aš paprasčiausiai nemačiau. Aš į priekį žiūrėjau, o į veidrodėlį neužmečiau akies. Tikrai, kad šiaip aš drausmingas vairuotojas, visada sustoju, praleidžiu. Nu, bet va, matot ponas. Jo, aš matau. Ekstremali situacija ir iš karto klaida. Nu, paprasčiausiai į veidrodėlį nepažiūrėjau. Jis pats buvo blaivus. Už mediko automobilio nepraleidimą piliečiai grėsė 2-400 litų bauda arba vairuotojo pažymėjimo atimimas nuo 2 iki 4 mėnesių. Jis su pažeidimu sutiko, nusižengimo anksčiau padaręs nebuvo, tad vietoje įteiktas nutarimas sumokėti 100 litų baudą. Įstatymas tai leidžia, esant palankioms aplinkybėms, bausti pusę minimalios baudos sumą. Tuo metu buvo sustabdytas visureigio vairuotojas, kurio organizme aptikta leistina norma alkoholio 0,33. 0,33, ačiū. Įsigelbėjot, ponas, labą dieną. Padauginau vakar alaus. Alaus? Nu, alaus tik daugiau niek nedėjo. Aha. Tai gerai to alaus buvo, jeigu šįryt pučiat. 9 valandos ryto. Prom nedaug. Nu kiek? Tai jau bus. 3 pusės. 3 puslės po pusantro, taip? Na. Bet stiprus alus buvo musėta, ne? 5,2. Tai tu normalus. Nu. Nu gal reikėjo užkastą stipriau, ne kažkokią tai duoną. Bet valandą būtų jau anksčiau važiavęs, dabar kitaip kalbėtume. Jeigu valandą anksčiau įsivaizduojat. Suprantam, dalykai. Tiek pat pripūtė ir dviratininkas važiavęs į darbą. Jis Skodo diskotekinio judėjimo veteranas oriai pareiškė, kad dirbo traktorininku ir žino, kiek reikia išvakarėse išgerti, kad ryte neįkliūtum. Bet tai švies, ar tik dabar įjungiat? Išjungit biškį diskoteką, galite išjungti truputį, pakalbėsim. O, blatnai pėsnį. O ką už? Dabar žinote, vairuotojas, kad turite dėvėti liemenę nuolat. Tai aš prašau dabar užsidėti iš karto liemenę. Nepusryčiat su alkoholiu, taip? Ne. Kava, arbata. O, vakar katėmėt. O, katėmėt vakar, ką? 033. Leidžiamas ribos. Taip, turit dokumentą kokią? Dokumentėlį, Eisim, užsiregistruosim. Pasirašyti tik tais, kad... Reikia. Tokia tvarka. Imkit. O tai įsivaizduojat, būtų nesustabdę, netgi jeigu būtumėt su liemenė važiavęs iš karto, būtų net nesustabdę. O dabar pasistatykit, čia dviratį nueisit su policijos pareigūnė ir užregistruosi į žurnalą, kad... Tai yra reikalų ten. O į darbą važiuojat? Jo. Į darbą? Jo, plius už vairą. Nu tai būtų gerai prasipūsti iki 0.
Iki 0 būtų gerai, taip, kol iki darbo nuvažiuosit. Tai įtariu, kad jūs prasiputėt iki čia, tada važiavęs. Iki tos leistinos ribos. Netrukus nuo Mažeikių pusės pasirodė senučiukė, taku stumianti dviratį apkrautą rudens gerybėmis. Norim įteikti jums liemenę. Nu, bet tą kelią važiuojant prie. Nesvarbu, mes tiesiog norim padovanoti jums liemenę. Aš turiu namai. Turit namai, bet čia nebeturit. Nu, bet, kad aš supranta, nei ten pravažiavo be liemenės. Nepravažiavo čia be liemenės nieks. Pravažiavo. Gerai, Nu žiūrėkit, gausit liemenę. Neskūskit nieko, čia dovanų jums. Užsirengėt. Dar rankelę duokit. Va, labai gerai. Nu, kam tą dėrom. Čia į viršų pakelti. Ne, ponė. Sulenkit rankelę. Išvers nori tas Sulenkit. Neišvirs, palaikom dviratį. Nu? Kiškit. Da. Geri milicininkai, sakot. Nu, sako. Nu, kai, aš nusipirkau. Nereik pinigų, čia dovanas. Čia dovana. Tuo pačiu taku atvažiavo ir motorolerio vairuotojas, buvo tik motoroleris ir jo vairuotojas. Jokių dokumentų, kad transporto priemonė apdrausta, bet techninės apžiūros neužregistruota, pareigūnams teko nuimti valstybinius numerius ir uždrausti toliau dalyvauti viešajame eisme. Ir staiga nuo Mažeikių parlėkė automobilis Volkswagen Passat, kurio vairuotojas lenkė automobilių koloną posūkyje kirsdamas ištisinę liniją. Sustabdžius pilietį paaiškėjo, kad jam virš 80 metų. Ištisinė linija, stop ženklas, ponas, kaip jūs čia važiuojate dabar? Nustebęs esat, kad eismo taisyklės yra tokios? Nu tai supraskit teisingai, tai jeigu stovi kažkas atsitiko, jūs dabar vienintelis iš eilės išvažiuojat ir važiuojat per ištisinę juostą ir panašiai. Dokumentus turit, viskas tvarkoja. O jūs esate didžiausias chuliganas Skoda, pasirodo? Nu kaip negalbūt per ištisinę tiltas. Tiltas ištisinė, stop kontrolė, ženklas, nieks neegzistuoja. Visą eilę aplenkėt. Garbingų ponų. Kitas chuliganiškai vairuojantis senolis sulaikytas kitoje Skodo vietoje prie pliažo. Čia seno surūdysio ir atrodo tik iš nuotraukų atvažiavusio automobilio Volkswagen Passat vairuotojas lenkė automobilių koloną, kuri buvo išsirikiavusi prie laikinųjų kelio ženklų stop kontrolė. Lenkė ant tilto, kirsdamas ištisinę liniją, o kai visus narsiai aplenkė ir buvo sustabdytas, tai pasirodo, kad tai irgi ne jaunuolis koks. 80 metų ir lenkėt posūkyje per ištisinę. Ne ant posūkštę lenkiau. Nu, bet ant posūkio, žinok. Kur esat dirbęs kaip? Vairuotojai vaslaikį, su gaisrin dirbauti. Tada viskas aišku. Patirtis vairavimo. Kito automobilio Volkswagen Passat vairuotojas Vytautas Skode kelių policijai kliuvo atvažiavęs iš Šiaulių. Jo automobilis važiavo be techninės apžiūros. Pareigūnai buvo mielaširdingi, valstybinių numerių nenuėmė, tik raštu įspėjo, kad kitą kartą sustabdžius už tą patį pažeidimą jis gali būti baudžiamas už teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdymą. O tai gali būti ir 3 ir 500 litų bauda. Ir šią bausmę jau paskirs nebe kelių policijos pareigūnai. Apie policijos reidą Skode netrukus pasklido gandas. Prie policijos kordono atvažiavo merginų ekipažas, kad galėtų akis paganyti į jaunus policininkus. Ir joms labai pasisekė, nes be konkurso pateko į laidą Reidas. Žinojom, kad čia reidas vyksta, tai atnekėm čia pačiu. Atvažiavot nusifilmuot? Supratau. Esat Skodo gražuolis, taip? Panašiai, ne vietinė. Čia buvo sustabdytas ir pirmasis jaunuolis, kurio organizme aptikta daugiau alkoholio negu dėrėtų. Vos 3 mėnesių vairavimo stažą turinčio automobilio Audi 80 vairuotojo Žiliūno organizme rasta 0,21 promilės alkoholio. Ką geriai vakar? Alaus kiek? 2 bambulius. Keliese? 3? O alus kokio stiprumo? 5,2? 6? Nu, per stiprų alų geriai. Stažo neturinčiam vaikinui grėsė 800 ar 1000 litų bauda. Tačiau išrašytas nurodymas sumokėti 400 litų, mat anksčiau per tos 3 vairavimo mėnesius prasižengimų nebuvo. Mosėdėje kelių policijos ekipažai padirbėjo apie valandą, per kurią 2 dviratininkai buvo atvilkti šviečiantimis liemenėmis, padalinta atšvaitų. Ir reidą Žemaitijoje vainikavo pažeidėjas Plungėje. Automobilio Peugeot vairuotojas Juozas, pamatęs policijos patrulius, pradėjo važiuoti bordiūrais. Jis smuko į degalinės teritoriją, tačiau čia įradę policijos patruliai išsiaiškino, kad jo organizme yra šiek tiek alkoholio. 0,16. Leistina norma. Bet be teisių. Bėdų turėsim. Ką darysi? Apie policijos reidus, jų reikšmę mūsų kultūriniam gyvenimui ir paveldui mes kalbėsime toliau laidoje. O dabar kas? O dabar pertrauka. Reklama savo vietoje, anonsai taip pat. Na, o po to toliau laidoje matysite.
Per Kraupio ir Girto avariją užmuštas keleivis. Dar 5 žmonės sužeisti. Girtas vilkiko vairuotojas, pamatęs policijos reidą, spruko metęs krovinį, tačiau buvo pagautas. Ir aišku, mūsų ir jūsų rubrika filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Teisingai padarėte, kad niekur nedingote, nes dabar antroji reido dalis. Šaltas ir ramus sekmadienio rytas nežadėjo, kad Klaipėdoje eilinio policijos reido metu jis bus kupinas dramatiškų įvykių. Reidas vyko Vilniaus plente, kur buvo tikrinami išvažiuojantis iš miesto ir įvažiuojantis į vairuotojai. Kelių policijos ekipažams vykstant į reido vietą Vilniaus plentą, čia pirmas buvo sustabdytas dviratininkas. Piliečio ausis paslėptos grotuvo ausinėse, jis tamsoje važiavo be šviečiančios liemenės, buvo tamsiai apsirengęs, transporto priemonėje neveikė nei vienas šviestuvas. Labas rytas. Norit aš jums duosiu liemenę arba atšvaitą? Nenorit? Turit? Sustabdyto automobilio Mitsubishi Charisma vairuotojas Antanas buvo nustebęs, kad jo automobilio galinės padangos plikutėlės. Jūs prašau, privažiuokit čia dabar. Žinokit, už tokias padangas dabar greitai gali nuimti numerius jūsų ir eliminuoti jūsų automobilį iš viešo transporto. Pirmas neblaivus vairuotojas sustabdytas važiuojantis į miestą automobilio Toyota Avensis vairuotojui Artūrui nustatytas lengvas girtumas 0,70 promilės alkoholio. Vyras aiškino, kad gėrė išvakarėse, o rytą jautėsi puikiai, tad ir važiavęs sau ramiai. Tuo metu kitoje kelio pusėje sustabdyto automobilio Opel Astra vairuotojui Doviliui taip pat nustatytas lengvas girtumo laipsnis 0,61 promilės alkoholio. Išvakarėse mergina gėrė vyną. Sekmadienį vyko į darbą. Ir vėl keliamės į kitą kelio pusę. Čia buvo sustabdytas automobilis Volkswagen Transporter. Iš Visagino atvažiavusio vairuotojo Ruslano organizme laikėsi lengvas girtumo laipsnis 0,51 promilės alkoholio. Jis su savo transportu atvežė į uostamiestį darbininkus ir ko gero rytą prieš leidžiantis į kelionę buvo gerokai girtesnis negu sustabdžius prie Klaipėdos. Vėl keliamės į kitą pusę. Jūs 7 žmogus, kuris važiuojate į žvejybą dabar sutiktas esat. Jūs galite kažkaip pakomentuoti šitą Kraupio situaciją? Vakar buvom Skuode, visi važiavo į medžioklę. Dėl to, kad žvejyba tai vienas iš geriausių poilsio ir atsipalaidavimo formų. Dėl to visi žmonės, protingi žmonės, leidžia laiką gamtoje, o ne mieste, pavyzdžiui, kur daug dulkių, daug mašinų, kartonas policijos, žodžiu, išmetų rūpį. Gerbiamas Pauliau, galit pasakyti, kada mes paskutinį kartą gėrėm? Prieš 4 metus. Prieš 4? Tada aš jau nebegėriau. Nu tiek to. Tu geriai nesu manim gero kelio, iki. Kur ponas važiuojat? Važiuoju žvejoti. Televizijos žiūrovas seniai jūs matė, kaip jums sekasi? Labai gerai. Gerai sekasi? Taip. O mums irgi neblogai sekasi. Jau turite ką pagavę? Kiek reikia? Ne vieno. 3. Gero kelio. Gerai. Tuo metu pareigūnų dėmesį patraukė ant kalno kelkraščia sustojęs vilkikas. Prie sustojusio vilkiko pradėjo artintis kelių patrulių kuopos vadas. Vairuotojas pamatęs artėjantį pareigūną puolė iš vilkiko kabinos, nusirito nuo didžiulio viaduko virš geležinkelio šlaito ir puolė bėgti. Taip prasidėjo gaudynės. Čia! Bėglys buvo sulaikytas vieno didelio prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje. 0,35, еще больше, видишь? 0,35. Ты, как говорится, еще пьянеешь, а не трезвеешь. Kampan buvo užspėstas vilkiko vairuotojas iš Baltarusijos Genadijus. Baltarusis pareigūnams vis siūlė tartis, žadėjo nemažus pinigus, jeigu tik pareigūnai užmerks akis į šį incidentą. Pilietis iš pradžių pasiūlęs 2000 litų, baigė 5000 litų sumą. Tik sakė, štai atvažiuosiu darbdavys atveš pinigus. Genadijus buvo nekartą perspėtas, kad nesiūlytų policijos pareigūnams pinigų. Nesuprato. Buvo nuvežtas į policijos komisariatą ir uždarytas į areštinę. Beje, su alkoholio matuokliu Baltarusiui buvo nustatytas nežymus girtumas 0,35 promilės alkoholio. Už tai jau būtų laukusi 1000 litų bauda, o dabar bauda ir baudžiamoji byla už kyšio siūlymą. Štai Priekulės medikų brigada iš Kraupios avarijos vietos Šernų miške išveža moteriškę, ne tiek sužeista, kiek girta. Kita medikų brigada lekia iš Klaipėdos, nes Šernų miške įvyko siaubinga avarija.
Kai sekmadienį prieš 3 policija gavo pranešimą, kad Šernų miške nuo kelio nuvažiavo ir apsivertė automobilis Volkswagen Passat. Yra sužeistų žmonių. Avarija įvyko kelio vingyje, kai automobilis nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medžius. Įvykio vietą išskubėjo medikai, policijos pareigūnai, ugniagesiai, gelbėtojai. Deja, vienam vyriškiui sėdėjusiam gale niekas nieko negalėjo padėti. Dėl galvos traumos 39 metų Audrius Gineikis žuvo iš karto. Vyriškis sėdėjo gale, kur nebuvo net sėdynės. Šalia jo buvo 2 moteris ir 3 metukų mergaitė. Vairuotojas sugyventinė, su 3-metė jos dukra per avariją beveik nenukentėjo. Štai matote Ferdinandą. 42 metų vyriškis buvo girtas, jis bando slėpti veidą. Vairuotojo pažymėjimo niekada neturėjo. O štai ir automobilio savininkas Aidaras, pats būdamas girtas, liepė kitam girtam ir vairuotojo pažymėjimo neturinčiam piliečiui Ferdinandui vairuoti. Neva, jis ir taip girtas, teisų neturi, tai nėra ką prarasti. Pasato, kokio Pasato? Pasatas sudaužytas ten stovi. Ko? Ten. Ko? Ten? Taip, o ką? Paleisk. Pala, raminkite. O jūs kurioje vietoje sėdėt, Pasate? Šone sėdėt? Keleivio pusėje? Kokio Pasato jūs ieškot? Va, pasižiūrėkit, va jūsų Pasatas. Paleisk. Pala, ateik čia. Čia keleivis. Tas keleivis nuo kartu važiavo. Pažįstai? Kokį? Gale kur sėdėjau, keleivis. Keleivis. Kieno? Pasato. Nu, pavardį, pasakykit. Nu, tai aš klausiu paties. Nu, tai, pasakykit. Audrius. Ne. Nepažįsti? Audrius nepažįsti. O jo nesivežat? Netrukus apimta baisiausios nuojautos įvykio vietoje atsirado išsigandusi moteris. Ketvergiuose išgirdusi žinią apie nelaimę, jie atbėgo ieškoti savo žmogaus. Šitas? Jūsų vyras tai? Šitas. Ai, šitas. O mašina jums priklausė? Jam mašina. Jam priklausė mašina? Bet nesai tam yra. Jo. Jisai keleivis. Sėdėk, mašina. Visi suaugę asmenys buvo neblaivus, automobiliai mėtėsi plasmasinę laustarą, galinės sėdynės nebuvo, mat mašina priklauso kapinių gėlėmis prekiaujančiam piliečiui, gėlės vežiodavo. Dabar pavežiojo žmonės. Kas iš to išėjo, matote patys. O vairuotojas parai buvo uždarytas į areštinę, kad išsiblaivęs sklandžiai papasakotų apie įvykį. Klaipėdos rajono policijos komisariate dėl šios avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas. O dabar filmuoja reido reporteriai. Nusileidžiant nuo mokyklos gatvės viaduko, sukant link Liepų gatvės, iš pirmos dešinės eismo juostos galima sukti tik į dešinę. Tačiau Audi vairuotojo treniruotais jis iš kraštinės dešinės juostos suka kairėn. Herkaus Manto gatvėje automobilio Volvo vairuotojas, keisdamas važiavimo kryptį, sako, įleisk mane. Jis buvo nesuprastas, tai lystelėjo dar kartelį. Lystelėjo ir įlindo. Drąsu, aštru, beatodariška, kitaip šios situacijos nepavadinsi. Tik priminsime savo teiginį, kad nieko nėra šlikščiau už avarijas, kai automobiliai susiduria kaktomis. Štai jums ir kita situacija. Jonavos kelias. Kelias Kėdainiai Jonava. Vilkikas vežantis alų lenkia prieš kalną, stumia Škodą į kelkraštį. Na ir ką? Ką tau tą belaus neištvers ryto, ar ką? Kodėl jam tai reikia skubėti? Kretingos gatvėje automobilis Volkswagen Charan iš pradžių apvažiuoja greičio slopinimo kalnelį, po to taisyklės pažeidžia dar kartą, nuvažiuodamas tolyn, degant draudžiamam šviesoforo signalui. Ir Šilutės Debresono gatvių sankryžoje kraupiai lyjant lietui, kitas pilietis skrenda degant draudžiamam šviesoforo signalui. O štai taip yra įvažiuojama į žiedinę sankryžą Kaune. Mokykitės. Aišku, mes juokaujame, pas mus Klaipėdoje net troleibusų nėra, bet vis tiek mokykitės. Šioje perėjoje Taikos prospekte žuvo 2 pėstieji. Tai jau bent keleivinio autobuso vairuotojas tai turėtų žinoti. Ar jis galvoja, kad važiuoja A juosta, tai viskas galima? Ne, ne viskas galima. Na ir savaitės poiravimas tai driftinio BMW pasirodymas Liepų ir Šiaurės prospekto sankryžoje. Ateik čia, berniukų, komisaras sako. Na, mes tikime, kad sako. Gal kas nesugaudė akimis šio veiksmo, tai pakartosim. Tai buvo viskas, ką norėjome parodyti šiandien, o mes susitinkame kitą antradienį 20 minučių po 8 valandos vakaro. Baltikum televizija rodys reidą. O dabar Baltikum televizija rodys serialą Transporteris. Būkite aplankyti. Sudie.